Kokias priemonės galim naudoti šveičiant karboninio plieno arba ketaus indus? Norint ketaus arba karboninio plieno keptuvės labai gerai išveisti, galim naudoti keletą skirtingų priemonių. Tai visų pirmiausia, ką mes galim naudoti, vėlgi tradicinį tiesiog indų ploviklį. Galim naudoti sodą. Soda yra ganėtinai abrazyvi ir jinai jau padeda nuimti, sakykime, susidariusius maisto arba aliejų sluoksnius. Galime keptuvę šiek tiek pamirkyti. Tai įpilam 50% karšto vandens ir įpilam acto rūgšties ir actas ganėtinai gerai išgraužia visokius susidariusius maisto arba aliejaus sluoksnius. Kitas dalykas, ką mes galim naudoti, mes drąsiai galim naudoti visokias metalinės grandinėlės. Šios metalinės grandinėlės būtent yra skirtos ketaus arba karboninio plieno indams, nes kaip mes jau žinome, ketaus arba karboninio plieno indai jie neturi jokios dangos, taigi mes nieko nepažeisime, mes nieko nesubraižysime. Tai mes drąsiai galim naudoti visokias metalinės grandinėlės. Galim naudoti grimštukus, galim naudoti vėlgi, kaip ir minėjau, sodą. Mūsų tikslas yra atgramdyti paviršių. Kai kurie, pavyzdžiui, būdami stovyklaudami, netgi plauna ketos keptuves arba ketos puodus tiesiog su smėliu. Gerai išveitus ketų, pašalinus visus nešvarumus, pašalinus visą aliejų, ją reikėtų vėl tiesiog pakaitinti. Pakaitinus visas vanduo išgaruoja ir mes galime dengti naujų aliejų sluoksnių. Ir tas aliejus gali būti įvairus. Tai gali būti paprasčiausias tradicinis saulėgrąžų aliejus, alyvuogių aliejus, riešutų aliejus. Arba gamintojai ir išleidę specialius riebalų ir aliejaus mišinius, kurie geriau sukimba su keptuvėmis, su ketumi ir ilgiau tarnauja. Tai šiuo atveju mes turime Petromax gamintoją, kuris specializuojasi ties ketaus indais. Arba mes turime Scotsberg gamintoją, kuris specializuojasi būtent ties keptuvėmis. Ir būtent šie aliejai, kaip ir minėjau, daug ilgiau tarnauja ir geriau sukimba su ketaus indais. Kai padengiame ketaus keptuvę arba ketaus puodų aliejumi, ką reikia daryti toliau, tai reikia iškaitinti. Mes kaitiname keptuvės tam, kad aliejus gerai sukiptų su būtent ketumi arba karboniniu plienu ir tokiu būdu susidarytų tas aliejus sluoksnis arba vėliau tokia, sakykime, patina ir padėtų nelipti maistui prie keptuvės. Ir aišku, savai suprantama, kad tas aliejus iškart nenusiplautų. Tai kaip paprasčiausiai tai padaryti? Tai reikia iškaitinti orkaitę iki 180 laipsnių, įdėti, tarkim, keptuvę šiuo atveju aukštyn kojomis, jinai jau turėtų būti patepta aliejumi, įdedame ir paliekame valandai. Tokiu būdu per tą valandą, sakykime, tas aliejus prikeps ir tuomet po valandos išjungiame orkaitę ir paliekame pačią keptuvę atvėsti kartu su orkaite. Tokiu būdu susidarys naujas sluoksnis. Kadangi karboninio plieno arba ketaus indai yra beveik neužmušami ir jie tarnauja ilgą laiką, taigi mes galime išbandyti įvairias priemonės ir įvairius metodus jas atšveisti ir statyti iš naujo.